1870 metais Rokų kaime gimė poetas Motiejus Gustaitis. 1990 metais jo garbei Rokų vidurinėje mokykloje įkurta Gustaitinės vaikų organizacija. Gustaičio atminimas Gustaitinėje įamžintas paminkliniu akmeniu ir puošmedžių alėja. Rokų seniūnija poeto garbei pastatė kryžių. Gustaitinės vaikai, sekdami Motiejaus Gustaičio pavyzdžiu, stengiasi kuo geriau pažinti savo gimtinės istoriją, gamtą, materialiąją ir dvasinę kultūrą. Gustaitinės vaikų iniciatyva Rokuose atsirado Rokų istoriją įžymius žmonės įamžinančios gatvės. Rokakiemio, Švento Roko, poeto Motiejaus Gustaičio, kalbininko Napalio Grigo, ekonomisto ir finansininko Albino Rimkos, inžinieriaus Jono Borutos, poeto ir radijo diktoriaus Petro Babicko. Rokų vidurinėje mokykloje Gustaitinės vaikai įkūrė kraštotyros muziejų. Kiekvienais metais nuo vasario 24 dienos Motiejaus vardadienio iki vasario 27 dienos Motiejaus Gustaičio gimtadienio rengiama Gustaitinės vaikų savaitė, kurios metu renkamas geriausias poetas. Motiejus Gustaitis – simbolizmo ir filosofinės poezijos pradininkas, vertėjas, Gustaitis vertė net iš 7 kalbų, homilijų kūrėjas ir Rokų apylinkių istorijos